Sveiki gerbėmieji, vėl atėjo cukinijų metas. Prisodinam, po to nėr kur dėt. Dovanojam, išmetam į kompostą, neskubėkite to daryti. Geriau pasigaminkite cukinijų čipsus. Ta mes dabar ir padarykime. Tiesiog supjaustome, pridedame truputį aliejaus, druskos, juodų pipirų ir truputį krapų. Šiandien neturiu baziliko, dar neišdžiovinau. Tačiau, kada išdžiovinsiu bazilikus, būtinai taip pat šiam reikalui naudosiu. Darbas labai paprastas. Tiesiog supjaustome cukinijas. Maždaug 5 mm storio. Truputį druskos. Nepersistengkite su druska, nes vis dėlto čia viskas labai sumažės, susitrauks. Jeigu dėsite per daug, tai bus labai sūru. Pipiro. Ir sumaišome. Ir žiūrėkite, kokią turiu džiovyklę. Tai yra Wartman iš Olandų atvežta džiovyklė. Beveik 100%, 95% pagaminta iš nerūdijančio plieno. Pabandykime padaryti kažką gražaus galbūt. Ir taip. Organko dailiai, labai šaunus surinkėjas, atliekų surenkam per dieną atliekas, uždaromas gerai ir tada kitą dieną išmetam į kompostą arba į bokačią. Aha, kas čia gavosi, žiūrėkit, galbūt kažkas bus įdomiau, gražiau. Matot? Šiai porcijai pridėsiu rozmarino. Ne visi mėgsta, aš tai rozmariną mėgstu labai. Ir dabar nustatome laiką. Džiovinsime, temperatūrą nustatysime 55 laipsnius ir laiką 14 valandų. Taip, dabar turime temperatūrą nustatyti. Taip, dabar laiką. Maksimaliai šį džiovyklę gali džiovinti netgi 72 valandas. Tarp kitko, čia galime ir pažiūrėti džiovinimo procesą, įjungti apšvietimą. Taigi praėjo 14 valandų ir tiesą sakant, aš pridėjau dar 1 valandą, kur padidinau temperatūrą iki 80 laipsnių.
kadangi po 14 valandų 55 laipsnių truputį dar buvo čipsai dar drėgni ir minkšti. Aš vis dėlto norėčiau, kad čipsai būtų traškesni. Ir dar vienas niuansas, jūs matėt, kad aš naudojau aliejų. Ir čia taip pat, čia buvo 3 partijos aš padariau. Pirma partija, kur buvo daugiau aliejų, po to mažiau. Ir trečia partija, kur praktiškai labai mažai aliejaus. Ir žiūrėkit, kas gavosi. Iš viršaus čia buvo daugiau aliejaus. Žiūrėkite, štai tokia spalva. Ir dabar ragaujam. Bet skonis tikrai vertas dėmesio. Puiku. Nepasakyčiau, kad čipsai yra traškus, bet jie visiškai išdžiūvę. Gerai. Ir truputį jaučiasi aliejus. Ir tai nėra blogai. Per viduriuką mes turėjome jau truputį mažiau aliejaus. Ir čia buvo, atsimenu, kad buvo rozmarinas, žiūrėkit. Truputį šviesesni čipsiukai gavosi. Paprasta cukinija, skonis puikus. Rozmarinas čia puiku. Truputį traškesni, bet vis tiek nėra traškus. Ir čia apačioje, kur visiškai be aliejaus. Ir čia jau ir spalva. Matosi, kaip skiriasi, kur su aliejumi. Ir čia praktiškai aliejaus nėra. Jau jaučiu, kad čia bus. Jūs netgi girdėjote, kad čia tikrai jau netgi ir traškus čipsiukai gavosi. Taigi daugiau niekada neišmeskite cukinijų, netgi ir truputį peraugusių. Užskaitau savo šį eksperimentą, čipsiukai gavosi labai skanus. Jeigu jums video patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, komentuokite, siūlykite savo receptus ir cukinijų, ir kitų vaisių ir daržovių, mėsos, žuvies ir žiūrėkite. Mes turime ir didesnių džioviklių. Jeigu jūs turite daržą, sodą, tai tikrai turite derliaus perteklių. Ir su didesnėmis džiovikliomis galite išdžiovinti ir dar daugiau. Sėkmės džiovinant.